Labas, Neriau. Sveikas, Donatai. Prisėdam. Sveiki vaikai, sveikos mamos, sveiki tėčiai. Sveiki mokytojai. Taip, šiandieną turėsim trumpą papasakojimą apie pilietiškumą ir noriu pradėti nuo to, Nerijau, koks tavo mylimiausias superherojus? Mano mylimiausias superherojus yra Spider-Manas, arba lietuviškai žinomas kaip žmogus voras. Kodėlgi taip? Dėl to, kad žmogus voras jisai padeda visiems. Padeda silpnesniem, padeda vyresniem, padeda iškelti kačiuką iš medžio, padeda policijai, kovoja prieš nusikaltimus ir man labai iš filmuko patinka frazė su didelė galia ateina didelė atsakomybė. O, labai gražiai. Mano užsikrėčiau nuo vaikų, Raideris ir patruliai šuniukai. Tai irgi nuostabu, kaip komandiškai veikia superherojai, gelbėdami visus, ką tik reikia išgelbėti. Kam miestelėje bėda beatsitiktų, tai jie ras kaip subendradarbiauti ir išgelbėti visus, kuriems reikia pagalbos. Tai olimpinio mėnesio veiklose norime mes jūs pakviesti šią savaitę irgi pabūti šiek tiek pilietiškais. Tai pirmam video papasakosim apie tai, kas yra pilietiškumas ir po to dar bus praktinių užduočių, ką kviesime jūs padaryti tam, kad jūs taptumėte irgi superherojais savo klasėse ir mokyklose. Taip. Pilietiškumo superherojus tai yra žmogus, kuris rūpinasi savimi ir rūpinasi bent jau metrų aplinkui save, taip sakau. Tai reiškia padeda mamai, tėčiui, broliui arba sesei, kai reikia pagalbos, pastebi, kai liūdi draugas ir ateina paklausia, kaip tu jautiesi ir pasiūlo pagalbą. Gatvėje praeidamas pamato galbūt besivaliojančią šiukšlę, kažkokią ją pakelia ir įmeta į tą šiukšliadėžę, į kurią reikia ją įmesti. Ja. Mano istorijos mokytoja, klasės auklėtoja sakydavo, kad labai svarbu žiūrėti žinias tam, kad žinotum, kas vyksta tavo šalyje, tam, kad nebūtum šališkas, o būtum susipažinęs ir tada, kai tu žinai, gali reaguoti, kalbėtis, diskutuoti, išreikšti savo nuomonę. Tai pilietiškumas jis irgi yra apie tai, kad pirmiausia mes turime tapti gerais piliečiais, gerais draugais, o vėliau tada galime tapti valstybės kūrėjais, verslininkais, mokytojais, mokyklų direktoriais, sportininkais ar netgi politikais. Taip. Ir savo vaikus auklėju ir kitiems rekomenduoju kažkaip švęsti valstybinės šventes. Ir kovo 11, ir vasario 16, kai giedoja himną, tai atsistoti, užsidėti dešinę ranką ant širdelės ir jausti kiekvieną žodį mūsų nuostabioje tautiškoje giesmėje. Taip pat pilietiškumas yra nepraeiti pro šalį, kai matai, kad skriaudžia silpną, kaip Donatas sakė, pakelti šiukšlę, jeigu matai, kad yra nukritusi, ir taip pat pabandyti savo aplinką padaryti geresnę. Gal tai klasę, gal tai susitvarkyti savo kiemą, gal padaryti gražesnę mokyklą ir paminėti taip pat valstybinės šventes. Taip. Na ką, keliaujam į pilietiškumo užduotis.